Žmogaus didžiausia baimė yra mirties baimė. Kodėl būtent mirties? Nes mes jos nepažįstam ir mes nežinom, kas ten mūsų laukia už mirties. Ir viskas, ko mes nepažįstam, labiausiai mus gąsdina. Tai pirmas dalykas, kad nei vienas žmogus neišvengs mirties. Mes gimstam ir mes mirštam ir čia yra normalus gyvenimo dalykas, taip, nes tikrai neliko nei vieno žmogaus šiam pasauly, kuris būtų nemirtingas ir gyventų per amžius. Tai visi mirštam anksčiau ar vėliau. Tai tik tai klausimas, kaip mes mirsim, ar sąmoningai ir suprasdami, kad mes mirsim, ane, ir kaip laukdami tos mirties, ar visgi mes mirsim netikėtai ir dažniausiai per ligas, ane, per kančias ir vis tiek mes mirsim, niekur mes nuo jos nepabėgsim. Tai ta mirties baimė, kodėl jinai yra, todėl kad pirma, labai mažai kas apie ją šneka, gąsdina, kad ten, pavyzdžiui, krikščionybėj, kad laukia teismas, ane, kad ateis Jėzus antrą kartą į pasaulį ir jisai teis, ane, gyvus ir mirusiosius ir žmogus keliaus arba į rojų, arba į pragarą. Pavyzdžiui, rytų kultūrai, rytų religijų tikėjime yra reinkarnacija, tai jie tiki, kad žmogaus siela, jinai ateis dar kartą į šį pasaulį ir vėlgi gyvens, tik tai jo gyvenimo, naujo gyvenimo kokybė priklausys nuo to, kaip jisai gyveno ankstesniam gyvenime, kiek jisai ten pridarė gerų dalykų ir blogų. Tai nuo to priklausys, kas vadinama karma. Tai bet kuriuo atveju, vienaip ar kitaip, visose religijose, tikėjimuose yra kažkoks, ne kažkoks, o kažkokia atsakomybė už savo gyvenimą, nes ateis ir teis už tavo nuopelnus, ane, už tai, kaip tu gyvenai, ką tu veikiai ir galbūt žmogus dėl to ir bijo, ne, nes gyvena neatsakingai, gyvena bet kaip, eikvodamas viską, ką turi, ką jam kaip ir Dievas duoda, ne, ir sveikatą, ir kūną, ir finansus duoda, ne, ir ten šeimą duoda, bet dažnai eikvoja, ne, ir kadangi aš gyvenau neatsakingai, aš bijau tos teismo dienos, ne, ir lygiai tas pats, ir jeigu yra reinkarnacija, ne, aš bijau mirties, nes kitą gyvenimą žinau, kad aš gausiu blogas sąlygas, ane, gyvenimo, dėl to, kad aš šį gyvenimą aš išeikvojau taip, kaip nedera. Bet būtina šnekėt, būtina ieškoti kažkokio atsakymo apie mirtį, ne, ir suprast, mes gyvenam kaip tik tai fizinis kūnas, kuris kaip ir miršta ir viskas, nieko nebelieka, ne? Tai ar yra esmė tokio gyvenimo, ar visgi mes esam siela ir su kuria kažkas po mirties vėlgi bus, kažkokia nauja pradžia, ne? Arba ten rojus, arba pragaras, arba naujas gyvenimas reinkarnuotas. Tai kaip mes norim tikėti? Kūnu tik tai materialiam pasauliu, ar visgi siela, kur kūnas kaip ir drabužis, kuris duotas mums laikinai ir po to tiesiog jisai nusidėvi ir siela keliauja toliau. Nes irgi pasižiūrėkit, kas turi vaikus, tai maždaug apie 5 gyvenimo metus visi vaikai užduoda klausimus apie mirtį. Mama, ar tu mirsi, tėtė, ar tu mirsi, ar senelis mirs, ar močiutė mirs, o aš mirsiu, o kaip aš mirsiu. Ir dažniausiai, kaip ten tėvai atsako, nekalbėk nesąmonių, nes jie patys nenori apie tai šnekėti ir galvotų. Bet galvot būtina, nes visi mes mirsim, dar kartą pakartoju, ir nieks to neišvengs. Tai antras dalykas, tai vat reikia atsikratyti tos mirties baimės, tai dažniausiai atsikratom, jeigu mes atsakingai gyvenam ir nesvarbu, kas bus po mirties, ar kaip pas krikščionis yra teismo diena, ne, ir keliaus į rojų, ar reinkarnacija, jeigu mes gyvenam atsakingai, tai pirmas dalykas tikrai neatsiranda tokia didžiausia baimė tos mirties. Antras dalykas, su mirties baime žmogus yra labiausiai pažeidžiamas ir labiausiai kontroliuojamas ir jį galima tada reguliuoti kaip paprastą gyvulį, ne, nes žmogus dėl to, kad jisai bijos mirti ir viską darys tam, kad išvengtos mirties, jisai bus pasiruošęs viskam.
Ir tai ar epidemijos, ar karai, ar dar kažką, tikrai parduosiu viską, atiduosiu savo, kaip sakom, paskutinę kapeiką, ne, aš parduosiu savo mamą ten ir dėl ko, dėl to, kad aš bijau mirti ir, kaip sakom, išduosiu pats save tam, kad išgyvent. Bet čia tik laiko klausimas, kaip ilgai mes išgyvensim. Ir tam, kad jūsų negalėtų nieks taip kontroliuot baimėje, ne, dėl mirties, tai jūs turit galvot ir ieškot atsakymų ir surast sau priimtiną kažkokią tokią priimtiną, nežinau, ne tai, kad sprendimą, bet priimtiną dalyką, kas tada toliau laukia. Bet dar kartą pasikartosiu, kad kai tu gyveni atsakingai, tai tikrai nėra tokios didelės baimės dėl mirties. Tai galvokite, samprotaukite, ieškokite atsakymų į šį klausimą ir nebijokite, nes turbūt nebūtų šito gyvenimo šiaip sau tam, kad pragyvent ir tiesiog mirt. Yra kažkas tikrai daugiau už to, slypi tikrai didesnė kažkokia būsena, ne, tai tiesiog ieškot ir klausyti savo vidinio balso, savo širdies, kas, kaip ir kur, ir tiesiog gyventi atsakingai tam, kad nebijot, kad mūsų paklaus, kaip tu gyvenai ir ką tu darei ir, kaip sakoma, kaip tu įtakojai savo gyvenimu šitą pasaulį.